Žiūrėkit, kaip su tais vaikais. Yra įryda norėtų, su tais vaikais. Gražiai atrodo. Glühwein, iškart matau Glühwein, kvepia, užuodžiu. Einam, apeisim ratukai, pažiūrėsim ir kažką paragausim. Ir jadras yra gerai. Nu, kam? Meduolių. Meduolių tai daug iš tikrųjų. Bet žiūrėk, prie meduolių nėra žmonių. Bet prie vyno ir prie dešrelių eilė reikia laukti. Meduolių kiek nori štai. Riešutukų, ką nori štai. Alles gut. Čia ką verda. Kvepia kaip... Aha. Dar neišlėvės. Palauksime. Ai, kur ant duonas, tai užtipa sūrį ten jaučiu matinu. Nu, palauksim, pažiūrėsim, paskui vėliau ateisim. Žmonių pilna, o ten balkonė muzikantai. Nu, padruokit. Eis mačiau prieiti. Gal geriau matysis įgirdėsis. Pamatėm su vidų kokį stendą. Žiūrėk, čia yra daug skirtingų figūrų formelių. Netgi, žodžiu, kažką ką čia parodyti. O, čia yra antis, gyvūnai visokie. Ai, žiūrėk, yra, nu. O čia kepinėms, ne? Žiūrėkit, toks koks fainas. Vaiduoklis čia. Ai, ne, čia tas, nu, kukuliukas. Dar toks. Kokių tik nėra. Galėtų būti ir mūsų kolekcijai. O, čia yra. Matau ir kalėdas. Ką dar matome? Bet to, ko reikia, nematome. Gal čia galėsim pasisupti. Kodėl ne, žiūrėtų. Štai niek tokie. Aišku, čia gali pašokti, tai nelabai aukštis. Bet smagiai. Kiek čia visko. Išrūksim. Laukiam dešrelių. O tokių. Ai, kaip nori valgyti. Laukiu mano dešrelės. Nu, ačiū. Vau, kokie jauri. Žiūrėk. Eivai. Tu palaikyk dešrą, parodyk lai dešrą, žiūrėk. Eik, sustal kokį dydžią. Kokį ilgį. Taip vadinasi. Pusę metro dešra. Čia gal ir yra 50 centimetrų? Jo torn. Ok. Tai mes abudu galim valgyti. Galbūt susitiksim pusiaukelį. Nu? Glühwein? Bet seniau būdavo. Dabar 4 eurai užstatas. Būdavo 2 eurus. Pabrango. Žiūrėk. 9, sako, tai biškai nustebau. Tai belik dešrelis, kol tu gavai vyną. Nu, paragauk. Bet irgi pasivešim. O, galvoju, ar vešim, ar nevešim. Ai, vešim. Vešim. Taip ir parašyt, kaip reikia. Karstas? Cheers. Cheers, na. Aš dešrelę baigsiu valgyti. Iš tikrųjų skani dešrelė, iš tikrųjų. Wow, nu ką. Paragavo vyno ir sako, žiūrėk, mūsų kolekcija pasirodė yra daiktų. Čia visokių segių yra. Nu, kurim patinka jums. Ar su gyvatėm, ar su gėlėm. Mums tai patinka šios kolekcijos. Ir jie įsirinko tą, šitą įsirinko. Jo. 3 neša 1. Šiaip įdomi čia yra. Bet šitą nusipirkim. Gal netgi ir šitą, žiūrėk. Žiūrėk, čia lenkėsi ir. Wow. Kur gali rasti, žiūrėk, kolekcijos papildymą? Nerealiai. Perkam. Čia tikros kainos yra 12, 19. Čia dar štai ant duonos užtepa sūrį. Ir viskas, daugiau nieko. Įdomu, kas čia per sūrį, kad užtepa sūrį viskas. Čia kepa duonelė. Kiek iš kruopės. Nu va, sakau. Sakė, norės. Dar neiškėlė duonos. Aš tik noriu čiūrų. Eina, pažiūrėtum, kad ne. Gal, pasim duonelės. Va, matau. Ima duonelė, teka sūrį ir viską žiūrėt.
Simple, clever. Ir išeina žmonės. Man to knygų. Ok, imam vieną tokį. These are two different flavors. Oh, and this one was... This is cheese, dried tomatoes, then onion. with cheese. Can you please stop the Nu gavom. Man aš galėčiau be mėsos valgyti. Vidui kažkas sakė yra. Nežinau, sūris su kažkuom ir dar. Duonos. Jis va, sūris išbėgęs yra. Aha. Nu, tai. Sorry. Mano skonio. Tavo skonį. Aš įtariu, kad tu neįveiksi, reikės man padėti. Reikės. Bet čia, nu, fainai, kad kepa pečiui. O, Jo. Ir kainavo 7 eurai. O Pica skonio biškelį. Čia grietinėlė, ne? Grietinė. Grietinė. Ok. Skanaus. Mūgi netgi gali būtų kaip meditacinė indai. Klingt wieder ganz tief. Die geht aber gleich in Resonanz. Neskamba jie, taip. Čia tokių parduotuvė daug suvenyrų, bet kokias kainykai žiūrėti. Parodyti. Suvė mašina. 28 eurai žirgutės. 25 berods. 15. Wow. Nepigiai, bet gražiai. Graždų. Ir tieškai labai populiarūs yra. Ir pakučiai sukasi. Labai populiarūs Vokietijoje. Nu, kai eisim ir suvenyrų škoti. Nu, sveiki, bičiuliai. Herzlich willkommen Reichenbach. Va. Pakeliu buvo atvažiavom, sakom, pažiūrėsim į Reichenbacho namus, vadinkim, čia, kur dekoratoriai dirba. Ir tų pačių, Ale muziejus, bet sakė, Jo. ne visiškai muziejus. kaip muziejus, bet labiau kaip dekoracijos namai. Rankime, eisim pažiūrėti. Alio. Nu, va, eisim pažiūrėti. Apsarėlis koks fanas. Šiaip ne, ta meška faina. Nu, ką čia pažiūrėsim. Tas spalva tokia. Tam 9. Tam 9. Normal. Jo, jo. Bet spalva man. O, koks didelis puodelis čia toks. Pažiūrėsim, kai kainuoja. Jaučiu su lėkštute, ne? 40 Bet fainas. Jo, nelabai. Draugelis, kokie faini tie. Čia irgi kokį didžiulį, mėgsta didžiulis puodelius, žiūrėk, didžiulį kokį puodelį. Arba mes ten atpratę nuo tokių. O, čia faini, žiūrėk, kiaušinius su draugeliais kiaušinių. Tas koks fainas iš tikrųjų. Ir tas žiūrėk, kokį faini. Gerai, eisim pažiūrėti, kur nors gal. Kažką atsigim, kurysim, garantuotų. Nu va, dėl ko garsu yra Reichenbachas, dėl šitų gaminių. Kokie visi tokie prabangiai gražūs, ne? Trio. Tas. Pažiūrėkime, kiek kainos, čia gali nusipirkti. 170 eurų. Mažiukas toks, trilapis. Baltas auksu. Šitą labai gražiai lyčia. Kas mėgsta kobaltą. Jo, faina net. Fainas. Aha. Dažia vaikiškų, gražių vėliau. Jau ir parveškėlis. Labai fain. Čia vėdykinė jau ne? Nu, Aha. bet labai mėgau. Čia sandėlys, kur štai. Tikriausiai negali mums eiti, bet kamera įlysti gali. Čia kur ruošiame yra visi tie lėkščiai kažkokius dekoruojamas. Ten toliau gidžių kalba, bet šios dekoratoriai. Reksas? Vokiečių reksas. Komisaras. Fainas, ne? Pasirinkom iš daiktų, štai mūsų jau pakuojam. Rydai įsirinko savo tokį puodelį. Nežinau, sakom, gal parvežti reikėtų, gal kas nors norėtų. Šiaip nepigus jie reikia, bet jinai sako, noriu. Man tai tas meškas patiko.
Čia to šimtytas laiškas. Yra baltas, dar toks yra. Čia yra rudas. Fainas laiškas. Ir čia visi tie daiktai pagaminti būtent šiam pastate. Prašiau, kad įleis parodyti ten, kur gamina, sako, ne, čia reikia suderinti. Kitą kartą suderinsim. Nu, bičiuliai, sustojom spilti kurą, tokiam miestelėje. Kavos įsipilti. Ir kavos. Automobiliui reikalingas kuras, mums irgi toks kuras kavos irgi. Bet koks gražus. Šventiškai, bet tikras vokiškas miestelis, ne toks žiūrėk. Visur yra Vokietija. Nu, prašau, kad ir mažas miestelis turi savo kalėdinį mugę. Jisai galvoja, kad mes važiuojam kurą įsipilti. O kur? O tai aišku kurą važiuojam. Ne, aš nusuku nuo autobamo, nes autobame labai brangu būna, o miestelėse būna pigiau kuras. Čia viskas suplanuota buvo. Taip, taip. Aš net nežinau, koks miestelio pavadinimas. Nu, pasakyk man. Turi telefoną, nepaslenk pažiūrėti, nežinau. Ja. Nu ką, bet vis tiek noriu kavos, eisim kavos. O kam sakom kava, kai yra liukvainas? Spėsim kavos atsigerti dar. Va, karselė, čia gerai, nori pasipinti? Ne, ta man maža. Per maža. Ir tai čia su kava problema, bet su liukvainu ne. Tai žiūrėsim. Yra liausna problema iš tai. Einam. Nu, bičiuliai, tai jau šokinėja. Nebebėjai nei vandens, nieko. Žiūrėkit, esam prie vandens. Ir o ten tai dar viena mugė. Einu pažiūrėti. Kaip faini. Nu ką, visos baimės dingo. Aš norėčiau. Į tą pilį nežiūrėkit. Matėte? O to. Bet ir rato labai irgi norėčiau. Dabar vėl spėkit, kokiam mieste esam šį kartą. Kokią kalėdų mugę lankome. Parašykit. Vakar nieks neatspėjot. Šiandien, jeigu atspėsit, gal ir suvenyrų nupirksiu. Bet atspėkit. Mes jau mugėm, žak štai. Piratų laivas, ratas ir daug visko prekybininkų. Kažkaip toks... Ai, kaštonai. Gal kas esmaronė. Čia kaip kaštonai. Skūriniai kaštonai. Ar ne? Čia medus. Nelabai, nedaug. Dešrelės dar eilių nėra. Pažiūrėsim, kur daugiausiai žmonių prigos stovi. Prie gėrimų, kaip ten gražus kioskas vadinam. Čia. Ja, kokteiliai, gėrimai, kava. Čia tai žmonių yra. Suvenyrų parduotuvės. Suvenyrų žaisliukų visokių yra. Ir da žiūri štai. Nežiūrėk spragtukų. Žiūrėk viršau, žiūrėk. Karalienė žiūrėk. O tas geras žiūrėk. Butelio vyno laikiklis. Pažiūrėsi. Kažkoks plastikinis, bet nu koks prikolinis. O, sugalvoju. Čia baisuokliai. A, ne, nerodysim. Baisuokliai, kai čia kaip. Gražų baisuokliai. Šiaip turi. Įdomių daiktelių. O čia dabar įdomiai. Čia štai yra miestas, mugės dalis. O čia bus per tiltą į tokią salą ir saloj. Kita dalis mugės ir ratas. Man, bet čia, svainu, prie vandens parduosime. Jis fotografuoja štai. Palaikė. Matai, kaip gražu. O čia tai sugalvoja, padaro kavinę ne kaip kioską, o visą laivą. Laivas, kavinė, baras. Ir nedaug žmonių. Gali laisvai vaikščioti, išsirinkti. Eilių nedaug tai ir... Fainai. Čia gali būti palikti laiptis, važiuoti šešai. Ką, bičiuliai, tuoj pat sumokėsiu. Juokėsim. Ir pakelsim štai kainą, stotis 9 eurai suaugusiam. Arba šeima 5 eurai, arba 4 suaugę. Jie šeima 30 eurų. Visi taip 4 suaugę, bandai nusipirkti bilietą. Vieną atvedi iš parankį. Jo, vienas nenorėjo, bet nelabai excited, kaip ir aš. Na, bet štai, laukia mūsų, tuoj kilsim. Nu ką. Aš neturiu būti didesnis. Upa, koks iškirta. Kažkaip sukomės biškai.
Nu ką, kažkaip blemba. 8 minutės. 48 metrai aukštis ir 8 minutės. Bet uždaryta, visai čia saugiai jaučiasi. Pažiūrėsim. Kažkaip greit kilom, ne? Greitai. Nu, Šiaip toksai, prisipažinsiu, kad didelį jaukumą nėra. Parodyk per langą. Aš dabar aišku dar sustosiu, nes jie laipinį kitus žmonės. biški sibuoja, bet nestipri. Jo, Ten mugė. 48 metrų aukštis. Tai Dar po saldainį įlipant. Kad matyt, kad Aš sakau- ten su raminamaisiais tikriausiai. ne, davė šokolado gabalėlį, kur šalia yra šokolado muziejus. Ne, muziejus. Tiksliai, jo. Jo, tai va, sustojom dabar. Kaip nori įsikipti, ne? Norisi sakyti, jo, nesibuoja biškė. Nu, o mes net nejudam. 48 metrai. Nu, žodžiu. Šiaip kad didžiulis ir labai gražus miestas iš tikrųjų. Ten yra, žiūrėk, dar viena kėdė mokykla. Tai kur ten mėlynai šviečia? Tai mes tą prieš tai jaučiu norėjom važiuoti. Ai, ten yra Garden, vadinamasis. Christmas Garden su ledo arena. Wow. Kaip greitai judus. O atrodo taip lėtai, ne, kai žiūrėjom iš šono. Nu, greitai. Nu, visai nebaisiai. Aš visai nebijojau. Aš tai laikau visą kėmus. Ne, Ne, normaliai, saugiai jaučiasi. labiau smagu negu nesmagu. Čia kaip su lėktuvu nusileidai. Bet kaip greitai juda. Fine. Na, tu. Nu, gavom karštų. Kaip garuoja šitą kodėlis. Nu, kaip skonis. Kaip jie čia anksti kraustas jau, kiek dabar apie 9, jie jau pakuojas viskas. Ne visi, bet kai kurie. Spėjom. Bet fainai, kad prie rato. Arbata garuoja. Daug, man paragauti. Garuoja. Thank you. Va, padarė mano tradicinį patiekalą, vadinasi langos. Nors šiaip čia matau būtų variantas su salotom gal įdomiau. Bet tradicinis ir tradicinis. Tuoj paragausim. O ką paragausim, kas tas per langus? Bet kvepia kaip? Kvepia. Iš tikrųjų, skaniau nei tikėjausi. Kvepia, Atrodo, iš tai tikrųjų, ir paprastai aš iš tikrųjų. norėsiu paragauti. Sūris, kumpis, kiaušiniais gal kažkiek tais, nežinau, majonezas. Bet ir šitas kaip ta pončika labai skani. Neblogai. Kiek kainavo? 8 eurai. Normaliai. Paragauk. To. Atsikas. Sveiki, bičiuliai. Mažas rytas. Nu, papasakosiu. Žodžiu, pradėsim to, kad specialiai važiavam, jaučiu virš valandos kelio iš šoną, kad vėl atvažiuoti į tą parduotuvę, kur pilsto gėrimus, nes ir mes patys per mažai pasiėmėme, dar keli draugai paprašė paimti. Ir turėjom užvažiuoti. Aišku, užvažiavom anksčiau, porą valandų, galvom papasičiausim. Miestelis tuščias. Praeit, kad 6. Užsidarė viskas. Nebegavom kavų niekur, net be 10-6 sako, no, sako, jau kavų nebegausi. O dabar 9 ryto vaikštom ir niekur nėra veikiančios kavinės. Tai radom tokį senuką, 70 metų, turi tokį, štai žiūrėk, parodys biškį. Parodys, palauk, tai apsuks kamerą. Tokiai kavinė sėdim, štai vieni patys. Ėjau ieškoti savininką. Jo, net švies buvo užgesintas. Na, štai jau tokio. Eridai patikite puodelį labiau. Ne puodelį, arbatinukai. Kelias bandelės jie kažtai. Kavos gavom. Ir štai vat vienintelį vietą, kuri veikia tą miestelį, pusryčių galimybę gauti. Eridai sako, parodyk štai. Ir stalas priima. Ir matyti čia anūkai, kaip auga. Nuotraukas, Jėzus. Knygutės. Žodžiu. Žodis. Nu, fainai, tokia kavinukė tokia. Čia ir jaučiu viešbutis, jie ten lapis į viršų. Jis pats va ten va viską minko, dabar kepa bandelės. Ai, Tai pasiėmiau tokį kalėdinį pyragą, jo irgi keptą. štaus. Vokiškas tradicinis. Kaip ten vadinasi, tu pažiūrėsiu. O taip, kažkaip. Nu, vat, parsivešim kalėdinių vokiškų
Pyrago. Labai simpaniai. Pisučiu, jis buvo išsinešęs savo kepyklėlės sumuštinius, tos daryti kokią 10 minučių. Kaip gražiai padarė. Ne, gražiai padarė. Nu ką, skanaus, pisučiai. Betrieb hier. Hier? Hier. 120 Jahre, ne? Jahre. Jahre. Wow. Ne? Veel. Und ich 41 41 meter. Ne? It's your family business, Nein, nein. no? Ich komme von Kolonia. Ah, Köln, Bonn. Köln. Ne? Da komme ich. Staatenzeitung, ne? In der Times. Ne? Und da habe ich gelesen zum Verkaufen. Da habe ich hier 650.000 DM Mark. Deutschmark. Ja. Und ich bin 41 Jahre hier und ich bin 73 metų. O, jie. Ar atsimenat žmonės, kas tas per daiktas yra? Išėjom pasivaikščioti. Jo, gausis geriam. Tai ta pilis, kur buvome, pamenat kažkada? Ėjom tamsiais laiptais virš. Pradėjo kelionę, jo. Jo. Dabar vaikštom tai palei upę, ramų. Kažkoks nežinomas NSO, čia štai Lietuvos kraštui. Jo, nu dabar vitamino D kaupiam. Ir laukiam, gal klausyti partuve. Gerai. Galim papasakoti apie vakarykštę mugę. Ai, Papasakoti. mugė. Vakarykštė mugė. Atspėjo ne vienas ir ne du, ne 3 žmonės, kad ten buvo, kokiam mieste buvo. Tai buvo Kiolne. Kiolne mugė. Yra ten keletas pasirodo. Jo, Ne tik tai. tam mieste buvo keletas, bet mes buvom vienam markete su ratu, o kitam buvo su čiuožykla. Mes kažkaip pasirinkom ratą. Nu ir kaip tu dabar, kaip tu vertinsi tą mugę? Nu, kokiam 5 jaučiu. Šiaip fain. Daug pardavėjų, bet daugiau prekiauja daiktais. Valgyti reikėjo pavargti, paieškoti ir taip 9 jau jie visi pradėjo kraustytis. Tai taip kažkaip jo. per anksti pasirodė man. Gėrimų buvo, bet maisto mažokai. Daiktų labai daug. Labai daug prekiautojų daiktais. Šiaip pliusas, kad įdomus daiktai, ne kaip kitur. Aha, kitokie daiktai buvo joje. Mes nusipirkom viską. Ir kainos nebuvo didelės iš tikrųjų, kainos buvo normalios. Normalios. Normalios kainos. O kodėl 5 nebuvo? Ai, Muzikos nebuvo. Ir anksti sudarinėje. Valgyti reikėjo paieškoti, jau paskui jau žiūrim, jau kraustos po biškelį visi prieš 9. Tai, nu, reikėjo valgyti paieškoti. Šiaip dešrelių nebuvo, vokiečiai be dešrelių. Wurst. Veris wurst. Jo, Nebuvo wurst. nebuvo. Tai tik tai vyras dar gavo kažkokį, bet skanų labai valgėm. Jo, patiko, tik noriu nebandyta, bet išbandėm šiaip neblogai. Kas dar? Šiaip tai ne, vis gerai, nebuvo daug žmonių, ratas buvo geras, saugus. Jo, ne, bet šiaip jeigu tik tai būtų vienintelė mugė, vertinčiau kokiais 8. Bet kadangi mes jau esame išlepę ir daug buvę, Žinom, kur būna geriau. žinom, kur būna geriau, tai va tik tai dėl to 5, bet šiaip neblogai. Šiaip už ratą reikia mokėti 9 eurų žmogui ir 5 kartus sukasi. 5 kartus. Skaičiavo kiekvieną kartą. 4 kartus per daug. Jo, bet nieko. Bet ir saldai. Ai, ten beje šalia yra fabrikas tas. Šokoladas. Lint šokolado Jo. fabrikas, jo. Nu, nenuėmės, ne tik fabrikas, bet ir muziejus. Tai gavom, bet ten belipant pasisup. Gal kažkada užsuksim gal. Fainai būtų iš tikrųjų. Mhm. Jo, šiaip. Toks. Gerai. Pakeliui mums. Pakeliui. Miestas užsuksim Tai kada va. nors ir į O muziejų. kur šį vakar būsim, nežinia. Ši kelionės ir be plano, sakau. Varom tai be plano ir viešbučiai be plano tokie. Nu, bet nieko. Gerai. Gerai, ir taip. Tai va, leikim toliau. Pradėjau kelionę mes naktį, čia fotografavimus ant šito tilto. O, Jezus, Kaip spigina, nepriprats per saulės. Vat prie šios pilies. Iš tikrųjų, čia tas miestelis yra, aplinkui čia yra vien tik tais kalnai. Ir mes čia atvažiuoti turim labai leistis į žemyn keliais tokiais. labai gražus miestelis. Jo, mažas, gražus miestelis. Ir turi gražią pilį. Iš tikrųjų gražią pilis. Tai va, atvažiuokite jūs, jeigu nori pamatyti tą saulę. Aha, kitokie daiktai buvo joje. Mes nusipirkom viską. Ir kainos nebuvo didelės iš tikrųjų, kainos buvo normalios. Normalios. Normalios kainos. O kodėl 5 nebuvo? Ai, Muzikos nebuvo. Ir anksti sudarinėje. Valgyti reikėjo paieškoti, jau paskui jau žiūrim, jau kraustos po biškelį visi prieš 9.
Tai, reikėjo valgyti, paieškoti. Šiaip dešrelių nebuvo, vokiečiai be dešrelių. Wurst. Deris wurst. Jo, Nebuvo nebuvo. wurst. Tai tik tai vyras dar gavo kažkokį, bet skanų labai valgė. Jo, patiekalą tik noriu nebandyta, bet bandėm taip neblogai. Kas dar? Šiaip tai ne, vis gerai, nebuvo daug žmonių, ratas buvo geras, saugus. Jo, ne, bet šiaip jeigu tik tai būtų vienintelė mugė, vertinčiau kokiais 8. Bet kadangi mes jau esam išlepę ir daug buvę, Žinom, kur būtų geriau. žinom, kur buvo geriau, tai va tik tai dėl to 5, bet šiaip neblogai. Šiaip už ratą reikia mokėti 9 eurų žmogui ir 5 kartus sukasi. 5 kartus. Skaičiavo kiekvieną kartą. 4 kartus per daug. Jo, bet nieko. Bet ir saldai. Ai, ten beje šalia yra fabrikas tas. Šokoladą. Lind šokolado Jo. fabrikas, jo. Nenuėmės, ne tik fabrikas, bet ir muziejus, tai gavom, bet ten belipant pasisup. Gal kažkada užsuksim gal. Fainai būtų iš tikrųjų. Mhm. Jo, šiaip toks. Gerai. Pakeliui mums, Pakeliui. miestas, užsuksim kada Tai va. nors ir į O muziejų. kur šį vakar būsim, nežinia. Ši kelionės ir be plano, sakau. Varom tai be plano ir viešbučiai be plano tokie. Bet nieko. Gerai. Gerai, ir taip. Jo. Tai va, leikim toliau. Bičiuliai, va dėl ko mes važiavom papildomą kelią į mūsų tą parduotuvę, kur čiut nenuvirtuoti iš laimės. Va. Nu dabar eisim, pasimsim, kad netrūktų, praeitą kartą pritrūkom. Tai va, žiūrėk, čia John Deere'as tikriausiai yra. Ir jie tokie 2 buteliukai. Visi kiti yra štai žali, bet pilgi ratai arba raudoni ratai. Arba mėlynas traktorius. O tokie štai su geltonais jie tik 2. Tai va, bičiuliai. Įsirenkat buteliuką, toks skirtingas štai pagal formą arba kokią temą ir užsipildot gėrimą, kokį norite. Praeitą kartą nusipirkom ir mes čia sulaukėm tiek norinčių, kad dar parvežti. Tai vat savo šiek užsipildysim ir dar kažkiek pasimsim draugams pagal užsakymą. Dabar pakuoja buteliukus ir važiuos į Lietuvą kalėdom. Kaip skonis? Labai skonis. Pinkiškas. Jo, va grinai toks. Ne. Čia tik paragauti. O, taip pat supakuos. Dabar užrašau, koks yra gėrimo pavadinimas ir koks stiprumas ant etiketės. Šį kartą būtent šie buteliukai. Tas nėra stipras. 17 laipsnių procentų. Viską rankom padaro. Rankų darbo dovanėlis. Užrišėm. Ir tokį parduoja. Mes tikom tik vieną esame matę Lietuvoje. Lietuvos, sakau. You're with the car. Europai. You're with the car now. Yeah, but I can read Yeah. next here. Ir putų boksai. Yes, we have carton. Nu, bus gražu. Čia vien butelis gražus, dar su rankom padaryti etiketę. Pasak. Dar pažiūrėkit, kokių stebuklų rytą atrado. Žiūrėkit, yra gliuk wine želė. Kaip suprantam, uogienė. Geras, ne? Aišku, be laipsnių uogienė. Nebeturi laipsnių, bet tokie buteliukai. Nu, geras. Nematė. Ir paimsim keletą variantų. Very fruity. It's okay. Yeah, so you like it? It smells very... Yeah, And it smells. color, very, very nice. And color. Yeah, nice. The color Okay, is beautiful. okay. Cool, okay. Yeah. Oh, koks skaniai kvepia. Nu, partuvių gerą štokę. Čia savininkas. Ir vat prisipirkom, dabar turėsim ir lauktų, ir dovanų, ir pažadėtų
Lauktuvių. Tada visai. Na, bičiuliai, kokių gražių. Vėliava šviečia. Jo, pažįstat, belgišką vėliavą, bet kokie pastatai gražūs. Gyvai nesimato iš tikrųjų. Ir ten gale dar viena kalėdų mugė. Visus market. Einam. Keista, Vokietijai buvo šilčiau, Belgijai biškai vėsiau. Vėsokai čia. Jo, bet einam, tu atsirasim dešrelių karštų, liukų vain. Ar kaip Belgija vadinasi? Kitaip vadinasi jaučiu. Taip pat jaučiu. Taip pat jaučiu. Tai jau sužinosim. Tai jau skam nežinau, bet ar nei 7, nei 6. Mes atėjom. Mes atėjom, jo. Vokietijai ploja, kaip dešrelių sakiau. Tikiuosi šeit paplos. Jau bent muzika skamba, girdi? Visą sieną. O jei, žiūrėk, tenais kiekvieną pučiu. Aš matai, kur visą sieną. Disnėjaus muzika. O ką, einam? Pagal kvapą dabar įsim. Iškuosim, kur yra pavalgyti ar atsigerti. Na, kuom skiriasi belgiškos nuo vokiškos mugės. Belgai turi pastogės ir garsiai triukšmauja. Muzika, gėrimai. O vokiečių kažkaip nežinau. Būreliais, ne? Neblogai, ne? Kur einam? Ir jis sako, pažiūrėk, šitas kioskas koks. Aš sakau, čia pinkas. Merry Christmas, eina pažiūrėsim, ką čia prekiauja. Saldumynais. Cukraus vata, riešutais. Ja, saldainiai. Bet viskas pinkiška. Čia kažkoks pavadinimas yra Breidel. Na, kas yra Breidel, pažiūrėkim. Čia tokie sumuštiniai. Sumuštiniai su kepta mėsa. Jo, kaip mėsa. Eisim kažką kitą pabandyti. Žinokit, belgai išmoko gražiau pasipuošti vis vokiečius mugės. Matau, dar prieisim. Čia žmonės jau eilėja prie ne tik maisto. Einam, žiūrėk, kur įėjimas yra tam. Visas, žiūrėk, čia karusėlis ir jau čia, žiūrėk. Karusėlis pakilo, karsukas pakilo. Kaip, pažiūrėsi. Va, žiūrėk, suaugį lipa, jau karusėlis nori. Tada aš nenoriu, bet žiūrėk, suaugusiai lipa. Nu, plemba. Gerai, pažiūrėkime, ar nesijaukia žmonės, kai iš suaugusiųjų. Combien de cents? Ketchup most? Yeah, okay. Nesimato, šis didelis, šitas šainiai didelis yra. Čia muzika groja. Nu ką, pasiėmiau dešrelę, iškart paragavau kitokį skonį, negu Vokietijoje yra. Ir su kuo taisiau. Šiaip nelabai suprantu, kas per prieskonis. Gal karis, ne? Ne, žinot, čiobreliai. Čiobreliai, jo, tikrai. Čiobreliai. Jo, čiobreliai. Skaniai. Nu, taip nebandęs tokį dalyką, bet irgi didelį. Bet tinka. Ne, pusę metro, bet įdomiai. Jaučiu, kad net ne vieną norės. Čia muzika ir eisim blinukų geriau kokio nors pakliukų. Be valgydami dogus belgiškus pasigėdom, kad nėra eglutė, sakom. Kažkur turbūt pasirodo, už to štais katedros yra dar viena mugė. Ir čia kažkokia įdomi, žiūrėk, čia yra. Čia gal ledo čiuožykla, nes tik pingvinai sudėti yra. O čia kažkas yra. Barbeti. Tu pažiūrėsim, kas šitą yra. Čiūros, matau, yra. Vat ir eglė yra. O ten eglis išaus ne žvaigždė, o butelis, žiūrėkit. Rimtai butelis, žiūrėkit. Nice bar. Čia ne eglė, čia yra baro dekoracija. Ratas? Pamatysim iš arčiau, nesimatom dar. Čia tai žmonės braunus prie maisto, eilė, kad gautų. Wow. Gerai, mes pavalgym toj pusėj mugės. Be eilės.
Vaikštum po mugėje, ieškojom, kur bliukvaino karštų vynų. Jėzukus baisu, žiūrėk. Eis nusifotkinti? Eisiu. Gerai. Pasirodo, jie čia nelabai turi, jie geria. Žinai, ką geria? Šampaną čia daugiausiai geria. Ir alų. Nu, gal alų. Nu, pažiūrėsim, kas yra. Ir kokie kliūtė, žiūrėk, kad įdomu. Žiūrėk, čia karuselė irgi. Čia ne eglė, čia karuselė. Eglė. Ir eglė ir karuselė. Rimtai. Nu, čia gal nori. Čia gal smagiau būtų. Ne, žiūrėk, kad pakyla, žiūrėk. Čia kam sėdi viduje, žiūrėk, nu fainai, žiūrėk. Čia tai gal sukčiaus. Čia gal sukčiaus. Ne. Vos spėja suktis, žiūrėkite. Dešrelės. Tokio griliaus. Su karbonado, su dešrelėm. Dešrelės kepa. Sukasi, žiūrėk. Į žmonių eilė. Atrado dar trečią mugės dalį. Čia kokios arkas, kaip gražiai. Ja, bet žiūrėk, koks architektūra, bažnyčia. Ratas sukasi. Gerai, kad vakar sukomės, šiandien neprivalom suktis. Nu, žiūrėk, gražiai. Gražiai padaryta. Nu, šiais metais bus geriausia mugė. A ne, kol kas. Visim. Nu, graži mugė. Belgijoje tikrai. Aš sakau. Sakyčiau, gražiau negu vokiečiai belgai pasipuošę. Jo, garantuotai. Labai gražiai. Ir yra muzikos, šurmulys, daugiau maisto, atrakcionų matėme jau kelis variantus. Fainai. Atėjom paragauti karštų vyno, bet sakė, čia yra su kanadišku, Kanados viskiu ir dar kažko. Maple syrup, kaip jis yra maple? Ne, sakė, Cherry River, Maple. viskis. Kaip jis yra maple? Kas ir maple lietuviškai? Nu, va tas antai, tas sirupas, toksai su lapeliu, kur yra. Nu, žodžiu, čia kitoks yra. Maple, sirupas ir viskis. Kitoks, negu kitoje. Kitoks. Kaip skonis? Stiprus, nejaučiu. Ne? Ne. Mažiau saldus, žinok, skaniau. Viskas, maple. O čia toks įdomus kioskas. Vien tik tai aštrus padažai. Wow, net ten nemačiau dar tokių. Žiūrėk, yra Kur yra? Ten, yra, ten, matau, yra. Aš net nenoriu paragauti, bet šiaip mėgstu aštriai, bet... Which is most spicy? Which is most spicy? Want to try? Not try, I want to buy. You want to buy? Yeah, Then I have the best for you. show me what is the most spicy. Palaikyk, gerai. Parodys pačią ištrausiu. It's this one. It's on level 20. We made it ourselves. Very good in taste and spiciness. And no, okay, I'll take it. Yeah? And look wine and one more. Tas ne? And this one too? Yes, Of course, those two. no problem at all. Išbandysim. Šito nebandysiu. Šitą duosim išbandyti. Yra du variantai. Sugalvosim. Žiūrėkite, žmonės ant ledo čiužinėja. Įlysiu pro kraštą. Parodysiu. Nelabai daug žmonių. Bet mėgėjai iš tai, tos pastogės, žiūrėk, netelpa, kiek yra žmonių. O tenais. Pabendrauti, išgerti, paragauti, pavalgyti. Pilna pastogė. O ko reikia žmonių? Blynelių. Kokios skanus. Saugienė. Kaip namuose. Keliai. Nieko ypatingo. Namuose, aišku, aš kepu. 5,50. Ar brangiai, nežinau. Normaliai. Didelis tas blynas, nu labai va didelis toks, tikrai. Labai Čia greičiau. kokia 40 skersmo. Bet tokius valgydžiu kokius 4 iš karto. Ne, nu kur tu nesuvalgai? Nu, bičiuliai, atvažiavome į mugę dienos metu. Va, kaip atrodo dienos metu mugė. Bet tai rydis nebėra. Aš noriu, žiūrėk, čia va grinai po mumis. Čia, man šitą... Palauk. Va grinai čia mums. A, rimtai, čia. Jo, čia grynai mes. Čia aš. Ei, tu kokie vis gražus. Visa graži ir aš. Nu, žiūrėk, kokie vis gražus. Wow. Žiūrėk, va šitą pirks. Šitą Tikrai, jo, trauk piniginį. Žiūrėk, čia ir čia žiūrėk. O čia irgi mes. Ir čia jau mes. Ir čia aš. Žiūrėk, šitas skulptūrėlį gražu. Nu, dabar nežinau, kaip mes čia galim Žiūrėk, išleisti tai pinigų. suknelė, Aš Cinderelos. matau.
Wow. Nu gerai, krapstau piniginį. Tai žmogus sako, čia yra originalų Disnėjaus parduotuvės. Kaip jūs čia šviesų. Ir žiūrėk, kokie padėliai. Gražus, ne? Ką man su juo daryti dabar? Trauk piniginę, va. Nu, a. Nu va, prisipirko. Atrodo, kad maistą, nu, čia geriau negu maistas, iš Čia tikrųjų. prisipirko štai dėžių, liepiau pačiai nešti, kad nebeturėtų laisvų rankų, paskui vėl pirks. Kad nebepirktų. Einam į mugę, aš dabar be rankų. Aš jau soti, man viskas jau užtenka. Gerai, einam, pavysim, kaip pakalėdį mugę. Dabar duosiu nešiuoti, kad neturėtų laisvų rankų vėl pirkti. Ir dar kartą primenu, kad ne karštas vynas kaip Vokietijoje, o šampanas. Jie mėgsta gerti šampaną. Čia pilna taurių, nebam, atšaldytas, ar atšildytas. Ir vis pasimpa taurė vaikšto per kalbūgį šampaną gurkšnoja. Visai kitaip, ne? Žiūrėkit, koks čia yra stendukas. Thank you for the photo. Yeah. Toks padėkliukas skirtingų gėrimų šotukų. 10 šotukų 20 eurų. 10 štukų 20 eurų, tas padėklas. Neblogai. Tai čia gali visą vasarą, linksmintis visą vasarą, visą vakarą. Jau atrodo, kad būčiau paragavęs. Bet kaip fainai sugalvoju, bet į medieną tai. Žiūrėkit, riešutukai su kuom čia yra, ne kažkokia cinamonu gal, nežinau. Ne žodžiu. Jie tai gamina. Šitą yra tokia betono maišyklė, viduje riešutėliai ir kaitina ugnis. Riešutų maišyklė, bet betono maišyklė turi. Ir gali nusipirkti ką tik skurdintų riešutėlių saldžiai. Fainai. Nu, bičiuliai. Sveiki, bičiuliai. Nebuvo šiandien niekada pasisveikinti. Prie kavos. Buvo, sveikinamės iš prekybos centrų, sveikinamės. Na, prie kavos tai nebuvo. Prie vyno sveikinsiu. Prie žaisliukų sveikinamės. Na, sveikinamės. Aš buvau išsijėmusi. Nu, žodžiu. Nesisveikinau. Palaukim, kol sutems. Ir einam pažiūrėti lempučių. Buvom ten dienos šviesoj, nepatiko. Neįdomu. Nevažiuokit į mugę, kol nesutemės. Jo, nėra vaibų. Nėra vaibų. Neįdomu. Žodžiu, dabar Tai taisom einam. staciją. Jo, dabar sutem einam lempučių, muzikos ir karštų gėrimų. Na. Nu va, pagaliau atėjom. Automobilį palikom už pusvalandį, ne, už kokį 20 minučių kelio. Be šansų. Va, žiūrėkit. Pamatė, kad ausėlė gydė, jau viskas lipsiu. Negalim čia vaikams. Čia mulių gėlės vaikams. Nelip gerida. Kioskelių daug, žmonių daug, bet ne per daug. Gali vaikščioti drąsiai, apžiūrinėti. Visur vietos ir pakankamai. Ir šilta. Ir tikrai šilta. Niekas su kailiniais nevaikšto. Vėjo nėra, o ratas irgi, kurio nesitiksim. Užteksim. Kas čia tokie dalykai? Burbulai. Kažkokie čia 3D vaizdai. Nedabar. Kaip bent paliesi, Mano leidžiu. rankas jau tuščias, nebereikia apsinešti. Kokias laimas. Čia dovanų geras dalykas visai. Sau. Žiūrėk, šlepėtis, nu savo dovanų. Kokie nors, nežinau, ką norėtum. Ūgai. Žemenė. Žemenė iki šiandien. A, jo, gerai. Nu. Ai, čia daug. Iš medinių daro, žaisliukas daro. Wow. Čia bortas, žiūrėk. A, išdaužinėja vardus. Taip, Antikvą reikia man pasidaryti. Aš sakau, moteriškai, padarykit kokį nors žodį, kuris, nežinau, simbolizuoja džiaugsmą, laimę, sėkmę ir malonumą. Sako, bet čia bus ilgas žodis. Sakau, trumpesnė yra, sako, kaip tai padarysi. Žiūrėkit, čia daug visko yra. Nu dabar laukiam, kam čia sugalvos padaryti. Pažiūrėjai mumis, nusišypsoja, sako, žinau tą žodį. Nu ką. Jinai varo vėl su peiliuku iš jo. Šalia pirštai. Trys pirštai yra subintuoti. Gal reikia nefilmuoti, nes kad nebūtų ketvirtas pirštas subintuotis. Tai negali žiūrėti. Negali žiūrėti, fainai yra.
Bet kaip greitai man pavyzdžiui darbuojasi sapakis. Net nežiūri kartais. Nusisuka kartais. Wow. Nu ir ką čia gavosi tu? Nu, įdomu. Ai, dar turi ką pagrįžyti. Dirbtuvėlis vietoje. Geras. Dar apdailinai. Nu jo. Duos. Okay. Nu. Ačiū. Thank you very much. Nu, išviniau parodyk. Ką čia mums pagamina? Geras. Dar tu nebuvom dar niekur matę, ne tokį. Oba, antikva. Čia pasikabinsiu mašiną kaip gaiviklį tokį, žinai. Bet šaunuoliai veikti padarė. Nu, gražiai. Ir kaip greitai, matėte? Ir visi pirštai liko sveiki. Žiūrėkit, koks čia miestelis fainas. Geras. Ką įspyriau, nesvarbu. Ir dar ant stogo yra kažkas karėta. Eisim anksčiau, bet pažiūrėti. Bet padaryta labai fainai. Mūgiai pilna žmonių, bet galima į laukę, nes yra šilta. Arba galite vidų iš ten. Pardon. Arba galite vidų iš ten eiti. Sukalta trobelė. Bet eiti per karštą. Jau laukų šilta. Kiek valgytojų žaidžių. Sakom, kokias keptuvė didžiulės. Kiek gamina daugiau. Ir 1000 žmonių laukia. Visi žmonės fotografuoja ir aš nufilmuoju, žiūrėkite. Čia ta dekoracija, nykštukas ir ratas. Ir čia beveik kiek žmonių. Wow. Šilta, faina, pasipuošę. Visi fotografuoja. Gerą kadrą laukia. Žinau, kad čia štai laukia, kokia, nežinau, 50 žmonių makaronų su sūriu. Mes sakom, va jie kaip žmonės neįdomi. Čia geriau dešrelių iš tai yra. Ir čia nėra daug žmonių, nėra eilės. Bet makaronų su sūriu. Ne vokiečiai. Wow. O, mes papačios dabar gražu. Aš tai geriau dešrelį imčiau. Čia žmogelis neturi jokių klientų. Ten beveik kiek 1000 žmonių. Visiems reikia dešrelių, makaronų. Bet čia žiūrėk, gražus medinės dėžutės, odiniai dirbiniai, kojinių. Irgi niekam nereikia. Alpakos kojinės čia buvo. Papuošalų irgi, biškį papuošalų reikia. Čia diržai, štai žmogus iš šios pamatos diržą. Sak, tu pamatos sako. Jo, sak, tau netinka, tu pat padarysiu. Pakūdins tave. Ir čia. Nu, su karuselį pradėjom, su karuselį užbaigsim mugę. Bet reikia vaikai patenkinti, čia patys bilis atsinešė. Karieta tau laisva, dar galėjai lipti. Arba prikalėti seneliškai. Na. Bet karieta ta gerulė tokia. Nu va. Šoks, baigi, įlipti dar. Tai va. Nu kaip mugė? Merry Christmas. Merry Christmas. Fain. Daug visko, bet norisi, kad nesibaigtų, kalėsim,